Va 3 eilės prieštankinių minų mes buvom padarę. Prieštankinės minas tik statėm pučo metu. Tik pučo metu, iki to mes prieštankinėm neminavom čia. Tik pučo metu. Šiaip tai aš statydavau čia, buvo užtvara, reiškia, tų iš blokų padaryta. Tai čia viena labai galinga, reiškia, užtaisa darydavo skeveldinį, reiškia, ir viena ten. Lietuvos laisvės gynėjas kapitonas Juozas Barškietis pasakoja, kaip jam 1991 m. sausio mėnesį teko ginti Seimo pastatą nuo užpuolikų. Tam, kad sėkmingai pasipriešintų rusų kareiviams, gynėjai kasė požeminius tunelius, rengėsi panaudoti prieštankinės minas ir net aviacinės bombas. Mes buvom sausio 8 dieną. 8 val. Vakaro, 20 val. Vakaro mes buvom jau parlamente. Ir nuo tada aš taip ir likau jau. Nes prieš tai mes dar nuo 82 metų mes ruošėmės sukilimui. Kaupėm sprogmenis ten ir gaudom ir tų prieštankinių minų. Sovietų kariuomeniai buvo tokia demoralizuota. Nes karininkai jie nedurni, mata, kad komunistai vagia, tai jie ką, jų atlyginimai maži, tai jie parduodavo, žinot. Daug ką mums parduodavo ten tų sprogmenų, viską, mes jau turėjom nemažai sandėlių slaptų. Miškuose, berods 4 rajonuose, 4 rajonuose mes turėjom sandėlius, reiškia. Ir mes tokiu būdu galvojam kovoti jau, nes nebuvo galima ilgiau kentėti tą komunistinį režimą. Todėl mes jau tų sprogmenų viską turėjom. Ir po jau 91 metais susikūrė mūsų mokomasis junginys vadovavimas Česlovo Jezersko, ten mes ir mašinų įsigijom viską, tai mes jau tą sugebėjom ir tų aviacinių bombų čionais atsivežti, 4 aviacinės bombas atsivežėm, nors ir tuos kelius būdavo blokuodavo ir viską sugebėjom vis vieną nakties ten metu. Tai viskas pas mus buvo čia, šitam pastate Rūsy. Reiškia aviaciniais bombos ir reiškia, jeigu buvo pas mane tai paruošta, jeigu užgrobs parlamentas, sakysim, bus šturmas, jeigu jau kariuomenės buvo viskas paruošta, kad, sakysim, tik tai detonatorius beliko įkišti ir viskas. Tai reiškia, kada jau kas būtų likę gyvi, mes būtumėm požeminį pasidarėm tunelį išėjimą, reiškia, būtumėm pasitraukę ir susprogdinę parlamentą, kad čia kolaborantų vyriausybė, tų raudonųjų komunistų kolaborantų Maskvos tų, reiškia, jau pagalbininkų, kad marionetinė vyriausybė, kad čia jau neposėdžiautų, kad čia tik liktų vien tik grioviais šitas pastatas. Šalto 1991 m. sausio įvykiai aiškiai parodė, kad vien iškovoti laisvės nepakanka, ją būtina ir apsaugoti. Todėl Lietuvos žmonės glaudžiomis gretomis išėjo į sostinės gatves, kaip ir 1990 kovą, paskelbus nepriklausomybę. Kai atkurta nepriklausomybė, tai čia tų mitingų gana buvo nemažai. 900 metais, jau ten balandžio mėnesį, 3 mėnesius vyko blokada. Jokių žaliavų iš Rusijos nedavė, kad sustotų gamyklos. Viską, nei kūrų nebuvo, tai ten daugelis kūrų nupirkdavo iš sovietų kariuomenės. Taip, tai arba važiuodavo į Baltarusiją. 90 balandžio mėnesį iš visos Lietuvos sąjunginio pavaldumo gamyklų suvažiavo autobusai, suvežė darbininkus. Čia autobusų pagal nerį buvo visai eilė autobusų, čia visa ta aikštė buvo užpildyta tų jedinstvininkų. Anot Juozo Barškiečio atkurti valstybės nepriklausomybę parlamentui teko skubos tvarka, nes Sovietų sąjunga ruošėsi priimti įstatymą, pagal kurį respublikos iš SSSR sudėties negalėtų išeiti be kitų respublikų kabutėse sutikimo. Kada vyko 90 metų vasario 24 dieną rinkimai, toj rinkimų kampanijai visoje, kaip vykdė, reiškia, balsavo už komunistus tik už tuos, kurie balsavo už nepriklausomybę, reiškia, savo rinkėjams prižadėjo, kad mes už nepriklausomybę. Tos ir išrinko. Jie susirinko kovo 10 dienos vakare ir paskelbė. Džiaugsmo buvo, aišku, tiek tada to džiaugsmo buvo, kad pagaliau ilgai laukta nepriklausomybė paskelbta.
labai džiaugiasi. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas, lietuvių tautos noras taikiai atkurti savo teisės, gyventi nepriklausomai ir savarankiškai kurti savo valstybę buvo svarbus ir tituliniai tautai, ir tautinėms mažumoms. Šalies gyventojai, nepaisydami tautybės, susivienijo siekdami apginti savo laisvę. Žmonės nedvejodami gynė nepriklausomybę, savo pačių laisvę, kitokio nei anksčiau gyvenimo galimybę. Tarp tų, kurie priešinosi imperijos valdžiai kartu su lietuviais, ukrainiečiais, rusais, lenkais, žydais, kitų tautybių žmonėmis, buvo ir gudai. Vilniaus aikštėse plevėsavo gudų tautinės baltai raudonai baltos vėliavos. Buvo, tikrai buvo. Tokių žmonių buvo malonu matyti, kad kaimynai Baltarusijai palaiko mus. Labai buvo malonu matyti. Žinojom, kad tas griūtis bus viską, bet kad iškovot laisvę vien tik tai su vėliavom ir dainom, mes nesitikėjom šitą. Praėjus 30 metų po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, 2020 rugpjūtį Baltarusijoje po prezidento rinkimų prasidėjo masiniai protestai prieš balsavimo rezultatų klastojimą, apėmė visą šalį. Teisėsaugos institucijos protestams malšinti ir disidentams persekioti panaudojo smurtą. Baltarusiai pradėjo masiškai palikti savo tėvynę. Iš karto po rinkimų į Lenkiją, Ukrainą, Latviją ir kitas šalis išvyko 10 000 baltarusių. Nuoširdžią solidarumo ir pagalbos ranką Baltarusijos žmonėms ištiesė ir Lietuva. Bendra kaimininių šalių patirtis rodo, kad kelias į laisvę yra labai nelengvas. Tenais valdžioje yra, kai kuris galvoja, ten Lukašenka, sakysim, nuim, ten kitų pakeisti, viskas bus tvarka. Ne, jis atstovauja komunistinę nomenklatūrą, kurios gali būti Baltarusijoje apie 200 000, kurie nuo sovietinių laikų jau visą tą toks susivienimas jų. Ir jie stengsis, jie tiesiog pasiruošę pralieti marias kraujo. Baltarusijoje ten žudyti žmonės dešinių pažiūrų, tos, kurie sugeba argumentuotai mąstyti, juos pradėjo žudyti 20 metų anksčiau negu Lietuvoje. Todėl jau ten, sakysim, jau ir 90 metais jau ten sunkesnė situacija buvo. Sakau, tas pats būtų ir Lietuvoje, jeigu 20 metų dar būtų sovietų valdžia prasilaikiusi, mes jau nepriklausomybę nebūtume iškovoję. Čia kaip tik tą momentą mes patys jautėm, jeigu mes tą istorijos šansą, duotą mums istorijos šansą, jeigu mes neišnaudosim, viskas, vergausim amžinai komunistams. Turėtų Baltarusijai suprasti, Baltarusijos gyventojai, kad valdžioje komunistinė nomenklatūra dar nuo sovietinių laikų. Ir ji tos valdžios neatiduos. Lukašenka jis yra kaip jų atstovaujantis visai tai nomenklatūrai. Ir jie pasiruošę praliet marias kraujo, kovojančių už laisvę žmonių, marias kraujo. Ir jokių būdų valdžios tos neužleis. Todėl jiems visiems, kurie yra persekiojami, jiems reikia palikti Baltarusiją. Reikia išsaugoti visas tas laisvus tos žmonės, tos kūrybingus žmonės. Nes juk tik laisvas žmogus gali kažką tai sukurti. Vergas niekada nieko nesukurs.